Sausio 29 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje vyko ataskaitinis Prienų sveikuolių klubo Versmenis susirinkimas. Jame dalyvavo apie 60 sveikuolių. Apie klubo veiklą, narius ir ateities planus mums papasakojo daugiametį Versmenis pirmininkė sveikuolė Leonora Kalantienė. Šį šeštadienį, sausio 29 dieną, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko sveikuolių klubo Versmelė ataskaitinis susirinkimas. Ar buvote perrinkta dar vienai kadencijai pirmininkė ir kelintą kartą, jei buvote? Deja, buvau perrinkta, labai man daug darbo ir triūsų, bet dabar jau aš 7 metai būsiu pirmininkė, kadencija tai būdavo anksčiau metai laiko tęsiasi, o kadangi persiregistravom įstatus iš jėga tapom Versmenė ir pagal naują asociacijų įstatymą 2 metams, tai jau aš būsiu 7 metus, o kadencijų 6. O kokią veiklą klubas Versmelė vykdė praėjusius 2 metus? Oi, veiklos daug. Iš tikrųjų, tai ir įvairius sportiniai renginiai, ir tai ir žaidybiniai, tai ir šiaurietiškos vaikščiojimas po mišką, tai ir miške sporto žiemos šventė, tai ir pagal baltus, pagal protėvius švenčiame lygiadienį ant kalvos aukščiausios, prisimindami tradicijas. Tai ir baltų vienybės diena įprasminta labai, baltų genčių skirtumai ir pranašumai. Net istorikę buvom pasikvietę ant kalvos aukščiausios. Tai ir gegužinė įruošėm sveikuolių taką labai gražų prie Revonos upelio. Ir ten iš tikrųjų malonu pasivaikščioti, o gegužės mėnesį susirinkam į tokią gražią aikštelę, šventę, kur pasidžiaugiame, prisimename senovės lietuvių darbus, papročius. Gegužės mėnesio labai pats gražiausias mėnuo, kada gamta labai staigiai keičiasi, kada plukės ten žydi visur aplinkui. Ir mes daug visokių liaudės žaidimų žaidžiame, daug dainuojame, visada laužą kūrename, blynus azavų miltų kepame ant laužų. O jūsų manimų, kas vienyje labiausiai klubo narius? Viskas vienyje, kadangi labai įvairiapusiška veikla, mes ne vien tik sportiniai, ne vien tik tai kokie nors paskaitos, ne vien tik tai, sakykime, šventės, bet tiesiog labai įvairiapusiškai ir įvairiaus amžiaus žmonės tiesiog pritampa, randa save kur realizuoti ir gal didžiausias žmogaus yra, kaip pasakyti, noras bendrauti, tobulėti, žingeidumas, nesirgti, ir į ekskursijas išvažiuojam, ir į įvairias respublikinės šventės dalyvaujame. Bet visgi dauguma klubo narių jau sulaukia seniorų amžiaus. Jūsų manimų, kodėl taip yra, galbūt tik tokio amžiaus sulaukia žmonės pradeda rūpinti savo sveikatą? Jis nebūtinai sulaukęs garbingo amžiaus pradeda rūpinti savo sveikatą, dažniausiai, kai jos netenka. Nes ir aš į sveikuolių klubą įsijungiau, kada jau man buvo atstovėjus eilę keisti kelio sąnarį. Atstovėjau ligonių kasose 3 metų eilę, tuo metu buvo dar labai didelį, jau pas gydytojus Vilniuje susitarus buvau, bet kažkaip tai pradėjau keisti savo gyvenimo būdą ir ačiū Dievui 12 metų jau po to ir nekeičiu sąnarių, o tai būčiau jau gavus dirbtinį sąnarį pakeisti, kadangi jis irgi neilgamžis ir ne visam gyvenimui pakeičiamas tas sąnarys. Taip, kad kiekvienas ateina su savo kažkokia tai problema. Gal kas nors ateina iš noro bendrauti, ar kažkokią tai veiklą turėti, gal iš vienišumo, bet daug kas noras nesirgti. Tiesiog yra alergija medikamentams, chemijai. Į vaistinės nesinori vaikščioti, net užeiti ir man jų vienodai, jų čia 10 ar 20 ar 1 būtų Prienuose, aš stengiuosi, kad man jų nereikėtų. Liaudės medicina visokias, išnaudoti visokius kitokius ir papildų jokių taipogi nenaudoju, aš stengiuosi pati pasigaminti jų iš gamtos. Taip ir mūsų kiti sveikuoliai. Turite nemažai patirties, matėte daug žmonių norinčių tapti sveikuoliais, tai ar vis dėlto daugiau renkasi žmonės tik norintys tapti sveikais, ar gavę kažkokį ženklą, kad jiems reikėtų tapti sveikais? Įvairių žmonės, tai manau, kad įvairių yra, matot, galbūt ir čia šiandien susirinko. Jiem smagu ateiti, smagu pabendrauti. Literatūros bibliotekėlę turim, paskaityti literatūros, prisipirkom sportinio inventoriaus visokiausių, jau net ir žaidimų turime. Ir kiekvienas atranda save, o pagal tą, kada jam kažkas ten iš aukščiau pasako, kad tu burkis tą klubą, tu kažką keisk savo gyvenimą, tai kiekvienam kitaip. Minėjote sportinį inventorių, gal galit plačiau papasakot?
Taip, pirmiausia, tai reikia pasigirti gal, kad mes praeitais metais dalyvavome Respublikos prezidento atrankos konkurse varžybose. Kaune mūsų važiavo visas didžiulis autobusas 55 žmonės ir mes ten Respublikoje užėmėm 2 vietą. Nors amžius daugumos jau toks seniorų, bet, reiškia, pakankamai fiziškai pasirengę mūsų komandos vadovė, netgi visiems liniuotės pritrūko išmatuoti jos lankstumą, kadangi ten yra daug tų testų visokių. Čia Eurofit, Grepa, pagal tuos testus tai atliekame visi ir 2 vietą. Labai puikiai, moterys tai 1 vietą, tik mes vyrų mažokai turime. O kodėl manote mažokai vyrų? Kaip ir visur vyrai pasyvūs. Žiūrėkite, bažnyčiui, kuo daugiausia? Moterų. Žiūrėkit kokiam nors renginyje, kultūros centre, ar tai spektaklis, ar tai koncertas, ar tai patriotinė kokia šventė, ar tai minėjimas. Moterys, vyrai mažuma dabar šiais laikais, jie pasyvūs turbūt labai. O dar apie patį klubą, ar jis plečiasi? Nepasakyčiau, kad jis labai gausėja, bet į mūsų renginius yra toks laisvas. Mes visada paskelbėm, kad laisvas atėjimas ir skelbėm bendruomeniai, visuomeniai. Ir pavyzdžiui, netgi į tą skaitinį surinkimą buvo gal 10 nenarių atėjusių. Nes mes norim, kad tas klubas būtų ne taip formalus, bet kad jis būtų aktyvus, kad jisai bent jau daugiau mažiau ir dalyvautų jo veikloje ir pats prisidėtų, kadangi renginių mūsų labai daug, nepaprastai, mes ir Lietuvoje 1 vietą laimėjome. Tai norisi, kad ne tas vienas pirmininkas daro, ar dar ten keli žmonės, bet visi pasiskirtum pareigom. Vienas už tuos atsakingas, kitas už tuos. Ir jeigu jis toj veikloje nedalyvauja, mums nepagrindinis dalykas nario mokestis. Jeigu aš moku nario mokestį, reiškia, laikykit mane klube. Galbūt į ekskursiją važiuosit ir mane paimsit. Ne, mes tai už tai taip vieni išeina, kiti nauji ateina, bet kad labai auktų, tai nepasakyčiau. Mes girdėjome, kad kai kurie sveikuoliai iš Prienų klubo Versmeliai sveikuolių pabėgo į Birštono sveikuolių klubą. Ir tai tikriausiai dėl to, kad Prienų sveikuolių klubas siūlo nemokamą baseiną. Gal ir jūs planuojate teikti kažką panašaus? Matot, aš žinau, čia taip, tenai nemokamai naudojasi baseinu, kadangi yra sanatorijos ir ten jau yra tokia galimybė. Mes vieną kartą išpirkdavom baseiną po vieną kartą, bet tai netenkina tų žmonių, o Birštono kai kurie sveikuoliai tai tiesiog mums pavydė, kad jūsų veikla įdomi, įvairiapusiška, jų daugiau į sportinę veiklą jie linksta, kadangi galbūt, kad treneris vadovauja sveikuolių klubui, vyriškis, tai jie daugiau sportinė veikla, o mes tokia įvairiapusiška. O kiek laiko jūsų klubas yra šiuose patalpose ir kaip jūs jaučiatės? Oi, mes labai nuostabiai jaučiamės, metai ir 4 mėnesiai šitose patalpose klubas yra. Mes labai džiaugiamės, kad jas mums suteikė. Mes čia patys ir dineliau man nusipirkom iš savo 2% surinktų lėšų, iš tos staliukus apsiklijavome plėvelę, nes buvo labai kitos patalpos negražios. Ir labai jaučiamės, kadangi jos gyvos yra, čia tuoj pat ir bibliotekėlę įsikūrėme, ir kokių leidinukų užsisakome, ir budėjimai vyksta, ir net žurnalą moterys veda, kas atėjo, ką paskaitė, ką veikė. Labai labai džiaugiamės, tik sudėtinga su apmokėjimu, nes už komunalinės paslaugas reikia apsimokėti. Tai praeitais metais, jau 2010, labai ilgai prašėme savivaldybę, vis dėlto išskyrė mums pinigus ir gale metų nelikome skolingi mokyklai. Tai va, toliau vėl matysim, kaip čia gyvensim, kaip čia bus su pinigėliais. O jeigu aš dabar užsimaniau įstoti į jūsų klubą, ką man daryti? Labai paprasta. Yra prašymo forma, esam pasiruošę ir ten užpildyti reikės prašymą ir ten, reiškia, net ir pasižadu pagal galimybės dalyvauti klubo veikloje. Sumokėti šitą stojamąjį mokestį 10 litų. Ir valdybą nuspręsim priimti, pasikviesim į valdybą, ar jūs suprantat mūsų funkcijas, ar jūs mūsų tikslus žinote, ar čia va tiesiog atsitiktinai. Ir tada maloniai priimsime, prašom. O ar sunku būti jūsų klubo nariu? Aš manau, kad čia yra ne tai sunku, čia yra džiaugsmas būti mūsų klubo nariu ir garbė. Dar trumpai papasakokite apie savo klubo ateities planus.
Nu, planai yra, jau pasitvirtinom per ataskaitinį surinkimą renginių veiklos planą ir mes jau visus tuos renginius palikom, kurių labai daug, galėčiau net ir išvardinti ir mintinai žinau. Prasideda ten kokia naujų metų sutikimų miške, antros naujų metų dienos šventimų miške. Po to vasario mėnesį važiuosime į Ruonių maudynės Palangoje. Paskui bus žiemos šventė miške, ten būna labai įdomu, labai smagu, miškas tai visada gerai nuteikia. Šeštadieniais mankštos vyksta šioje mokykloje. Sekmadieniais vaikščiosime ir jau vaikščiojame su šiaurietiško vaikščiojimo lazdomis po Žvėrinčiaus mišką. Paskui jau pavasariop talkas darome. Mesgi aktyvus esame, pilietiški, prisijungiam prie akcijos, dalyvaujam talkoje. Paskui tvarkom Sveikuolių taką prie Revonos upelio. Paskui važiuojame į Davatkyną, ten mes įsipareigojome 2 kartus metuose nuvažiuoti talkose padalyvauti. Paskui ten tokia labai gražią šventę praeitais metais darėm, sielų šventė Davatkyne. Dalyvavo kaiminiai klubai 5, tai jau vieno Kauno jungtinio sveikatos klubo pirmininkas Petras Ventickas išsireiškė: Leonora, jeigu nieko būtų nedarę vienu šitą jūsų šventę suorganizuotą, jums tikrai pirma vieta Respublikoje. Tai va gražus atsiliepimai. Ir šiemet darysim šventę. Aišku, kaip jau kalbėjau, ir Baltų vienybės diena ir Lygiadienis, paskui adventinę vakaronę pradėjom daryti, ekskursiją numatėm prie Punsko į Jotvingių gyvenvietę, tą ir paskui, kur yra Jotvingių kiemas, Kybartų kaime Lazdijų rajone, užsuksime ir kitas žymės vietas aplankysime, nes kasmet po vieną ekskursiją padarome. Važiuosime į botanikos sodą, pasirodo yra vaistažolių ūkis ir ten tokia susitarim paskaitą, praves gamtos kampelyje vaistažolių ūkyje. Nu ir ką čia daugiau pasakyti. Dalyvausime respublikiniuose, sakiau, turbūt Ruonių maudynėse vasario mėnesį, paskui važiuosime į gegužės mėnesį, labai šauni šventė Palangoje būna, Sportas visiems asociacija organizuoja sveikatingumo tokią šventę festivalį, ten mes praeitais metais laimėjom 3 vietą linijinių šokių konkurse, paskui važiuosime į sveiko maisto šventę, pernai irgi laimėjome diplomą, pernai dalyvavome Kauno apskrities lietuvaitė šeimininkė sveiko maisto šventėje, sveikos lietuviškos vestuvės, laimėjome patį pagrindinį prizą, ten stovi ta lėkštė ir diplomas ir medalis. Vienu žodžiu, paskui dalyvausime prezidento taurės varžybose, o prezidento taurės varžybose dalyvauti tai reikia prieš taigi ruoštis ir atrankinės padaryti pas save, vežam viskas jau mūsų amžiaus grupėse, kadangi ten suskirstyta jau suaugę pagal po 5 metus, o vaikai ten po kas 2 metai, atsirenkam pačius stipriausius, visų gynėjų yra galimybės nuvežti, bet tu negalime dalyvauti daugiau kaip po 3, tik tai galime pagal amžiaus grupės. Ir tada važiuosim į konkursą. Daug veiklos, sėkmės jums. Ačiū.